Ir turim skambutį. Labas vakaras. Labas. Taip, kas paskambino? Aistė. Nu, Aistė, iš kur jūs? Šiaip iš Kauno rajono, bet Vilniuje gyvenu. Aha, o tai nahui pasiuntėt Kauną? Liūdna, gal grįšiu. Gal grįšit? Nu, jau turėtumėt grįžti, nes tikri kauniečiai tik Kaune gyvena. Jo. Jo. Blemba, aš niekam nesakysiu, kad tu į tą Vilnių išvažiavai, žinai. Nesakyk, gali subaladuot mane. Jo, blemba, žinok, už tokį gali atbaladuoti konkrečiai. Kiek metukų turėsi? 23. 23, supratau. O baladuotis patinka, ar nelabai? Labai. Supratau, dienom ar naktim? Įvairiai. Labiausiai rytais. Ryte po klubo? Nebūtinai. O kiek pačiam metukas? Man tai nežinau, palauk, kiek čia dabar gaunas. Jeigu iš 8 atėmus tas 4... Mama sakė, kad kitais metais gimtadienis bus 30. Kitais. Ja. Aha. Tai jau toks didelis esi? Nedidelis, nu toksai, sakyčiau, 1,80 m, pas mane yra 1,82 m, žinai, nu, labiau už bištrų. O kelnytėse kiek? Kelnytėse? Ką tu kaip? Aš klausiu, kelnytėse didelis ar ne? Kelnytės, tai pas mane tikras eržilus kelnytės yra, oh my god. O, tai gerai, išsisaugok tada numeriuk, paskambink. Gerai, supratau, bet tai, žiūrėk, klausyk, kaip čia maloniai, aš net sudriekau. Ačiū tau labai. Prašom. Iki sekančio. Labas vakaras, su jumis radijos stotis Kužma, klausom jūsų. Labas vakaras. Taip, kuo vardu ir iš kur paskambinot? Aš esu Antanas. Antanai, papasakok. Esu iš Telšių. Taip, Antanai, kas dar? O ką galit paklausti? Norėčiau paklausti, kaip sekasi su žmona. Žmonos neturiu, draugę tik turiu. Kaip gerai, tada kaip su ta draugė sekas? Normaliai visai. Duoda pavalgyti? Duoda pavalgyti, duoda geriau biški visko. Supratau. Svarbiausia patepti, ne? Jo. O tepi baisiai, ta prasme, į Turkiją reikia vežti ar užtenka Palangos? Užtenka ir Palangos. Supratau, o sumuštinį arbatėlę į lovą atneša, pamyli tave? Kavos, sumuštinį, pusryčiai į lovą būna visada kiekvieną rytą. Aha, o rūkyti lovai leidžia ar ne? Jo, leidžia. A kiek per dieną gali alaus išgerti, kad proto nepistų? Kiek nori, tiek galiu gerti. Nada pati nueinu per alaus. Blet, maladėt, Antaniukai, tu čia užjudėjęs tos Telšiuose, klausyk, ką? Gerai įsilaikė. Aš kaip suvaizduoju, tu net į darbą neini, jinai tik dirba. Aš dabar atostogauju. Antanai, gerai, paskutinis tavo toksai, kaip sakant, klausimas. Kur norėtum gyventi ir kaip tave užpisa sniegas? Norėčiau Bostone gyventi. Bostone, Anglijoje? Jo, nes aš Bostoną Celticus palaikau. Man ta šita komanda labai NBA patinka. Jeigu mes tik šitai tik iš viršaus. NBA žiedus. Supratau, o tai... Norėčiau, kad NBA žiedus pasimtų Bostono Celticus. Pasiims, aš manau. O kaip šitą dėl sniego? Dėl sniego man tai nesvarbu. Pochui. Man visur gerai, bet Bostone būtų geriau gyventi. Supratau. Ką, ačiū tau, Antanai, labai malonu buvo su tam pakalbėti. Gražaus tau vakaro ir, kaip sakant, kad... Ir jums gerą vakarą, iki. Jo, iki. Labas vakaras. Labas vakaras. Iš karto eisiu prie esmės, sušiai radom plauką, kaip darom šitą situaciją, ar man viešinti ar ne? Radot plauką? Taip. Jie tokį nemalonų ilgą juodą plauką. Juodą plauką? Taip.
Nu, kad darbuojasi blondinė, iš kur tas juodas plaukas? Nežinau, žinokit, aš niekaip nesuprantu, bet man tokį šleikštulį sukėlė, aš galvoju, gal reikia paimti ir paieškoti instancijų ar kažkaip kitaip, nes negalit pardavinėti tokią maistą. Nu, įdomiai, tai galim gražinti pinigus, o kaip jums kompensuoti? Na, aš nežinau, kaip man gal kokiu mėnesį, gal suši su draugais galėčiau ateiti pavalgyti. Nemokamai. Mėnesį? Nu, mėnesį. Nu, jau tikrai negalim gražinti pinigėlius ir viskas. Tai 12 eurų, manot, Padėklą padaryti. 12 eurų jums labiau negu kad visa šita Tai garbė. sakau, galim padaryti padėklą, nu didelį padėklą galim padaryti jums su draugais tada. Nu, Jūratė, matau, eina sukalbėti jau. Taip, taip, Labai stengiantis dėl savo suši baro. labai. Malonu. O jūsų vyras labai stengiasi jūs išdurti. Kaip Su suprasti? jumis TikTok radio stotis Kušma. Viskas gerai, niekam nedarykit, jūsų sušiai turbūt labai geri, o čia jūsų vyras Andrius bandė jūs išdurti. Supratau. Gražaus penktadienio, iki. Iki. Alio? Labas vakaras, pulkininkas Vaškevičius, kaip sekasi, Lukai? Jo, Alio, ar girdit mane? taip, kas čia skambina? Pulkininkas Vaškevičius. Kas toks? Lukai, gal po šaudimo klausa nelabai gerai veikia? Čia iš kariuomenės? Taip, Taip, kaip matau, esat neseniai išėjęs. taip. Susitvarkit visus dokumentus? Dokumentus? Taip. Kokius? Nuo išėjimo dokumentus, viskas yra, visi parašai sudėti, viskas tvarkoja. Na jo, nu, Supratau, o kodėl išėjot? iš kariuomenės? Taip, ne iš ligoninės. Nu, nes tarnyba baigėsi viskas. Supratau, tai pratęsimo nedarėt, nestojot toliau. Aš labai blogai girdžiu, nes aš mieste dabar. Supratau, tai žiūrėkit, mes labai trumpai, mes norėtume, kad grįžtumėt į kariuomenę. O kam? Dar 2 papildomus mėnesius atlikti karinės pratybos, nes pavojus iš kaimininių šalių dabar mes renkam ką tik išėjusius, kad papildyti informaciją ir paruošti daugiau kariškius, kad galėtume puikiau gintis. O tai čia tik mane vieną kviečiate? Ne, čia ne viena, ta prasme, nu jūs nesate išskirtinis. Kada galėtumėt pasirodyti kariuomeniai? Ne, man dabar nežinau, nes aš ir į darbą grįžęs. Supratau, darbas ne vilkas į mišką nepabėgs. Kada galėtum grįžti? Net neįsivaizduoju. Tarkim, kitoj savaitėje, šeštadienį, 8 valandą jau reikiuotėj matyti tave galima? Tikiuotei? Taip. Be šansų. Nes man dar reikia su darbu susitart. Supratau, bet žinokit, čia jums yra kažkur limituotas 2 savaitės susitvarkyti visus dalykus, atsisveikinti su viskuo, įsidėti tašę, nes ruošiamės tikriems poligonams ir panašiai, galbūt siūsim net į užsienį. Supratau, ar pasiruošęs? Tai reikia, per 2 savaitės reikia... Taip, per 2 savaitės viskas, atsiprausęs, pasiruošęs, įsidėjęs, susitvarkęs. Supratau. Taip. Kaip mes, Lukai, su tavim galim sutarti? Tai atvyksiu tada į tą Kevolę. Atvyksit, ar ne? Jo, žiūrėsiu, kada susitvarkysiu reikalus ir tada. Supratau. Čia radio stotis Kušma ir draugas Deimantas užsakė šitą skambutį. Lik sveikas, nereikės niekur važiuoti, dirbk ir švęs gyvenimą. Gerai. Viso gero. Alio. Labas vakaras. Labas vakaras. Žiūrėkit, ieško darbo Norvegijoje, teisingai? Taip, Aha. ieškojau. Dabar sakykit, iš kur jūs skambinat? Į žuvies perdirbimo fabriko, į tarpininkavimo įmonę Lietuvos. Tarp Lietuvos ir Norvegijos. Taip. Taip, turim darbo prie linijos, turime darbo sandėlyje ir turim darbo lauke.
Sakykit, ar jūs viena pati norit, ar dar turit kažkokių pažįstamų, nes dabar tiek daug žmonių reikia, kad, šakės. Aš dabar tiksliai, jūs palaukit, aš jums buvau, man atrodo, gal rašęs, net nežinau. Aš jums sakiau, jog man 17. Palaukit, aš čia gal kažkaip... Gerai, tarkim, jums 17, aha. Ir čia, ta prasme, koks vardas jūsų? Augustė. Augustė, žiūrėkit, jūs viena pati norit važiuoti? Su draugu. Gerai, o draugas kiek metų turi? 24. Ok, draugas 24 ir vardas? Edvinas. Gerai, ta prasme, viskas ok. Žiūrėkit, taip, turiu tokias pozicijas dabar, jeigu tinka, tada, pavyzdžiui, paklausykite. Pavyzdžiui, Edvinui turėčiau pakuotojo darbą sandėlyje, ten tiesiog parvažiuoja dėžės, tas dėžės krauni ant tokio aparato, tas aparatas apsuka paletę ir jinai nuvažiuoja, tai tenais toks ir tas darbas. Labai greitai galima išmokti, atlyginimas yra 3500 eurų į rankas, apgyvendinimas nekainuoja. Taip, jums analogiškai tas pats dėl pinigų ir apgyvendinimo, tik jums reikėtų stovėti prie linijos žuvies ir gaudyti žuvis. Jo. Pavyzdžiui, parvažiuoja žuvis ir jeigu jinai yra tokia, sakykime, nekokios išvaizdos, tokia galbūt apipuvus, gal kažkokia ten su kirminais, turit ją sugauti ir mesti į kitą kibirą. Jo, aš daug mažai įsivaizduoju, mano mama dirba toj specialybėj, tai žinau. Supratau, ta prasme, bet kartais būna tokių žuvų, kurios dar būna kažkiek dar gyvos ir jas, ta prasme, reikia taip sučiupti ir laikyti, nes jos tokias po 3-4, kažkur apie 3-5 kg sveria. Ar turėsite sveikatos jas taip sugauti ir taip šveisti tą kitą kibirą? Taip. Nes čia toksai yra toks darbas, nes jums atrodo net 300 gal daugiau būtų, nes jums toksai biški toks specifiškas darbas. Galit pakartot algą? 3800 eurų į mėnesį į rankas, šitas būstas nekainuoja, tik maistas. Kelionės išlaidas mes irgi apmokam. Aš nežinau. Aš pagalvosiu, pasitarsime, nes mes jau ilgoką laiką čia ieškom tų darbų, dabar kol kas esam Lietuvoje. Mes pasitarsime ir aš jums tada paskambinčiau. Jo, ir aš dar nepaminėjau, kad kai tas žuvis, tas su kirminais ar kažkokias pagauni dar pusgyvės, turi joms ir galvą nulaužti. Žinau, įsivaizduoju, nes aš esu dirbus ten pas mamą kažkiek tų įmonė irgi, tai tikrai, pažįstam darbo vietą. Supratau. O jeigu, supranti, kai galvą nulauži ir jinai dar, pavyzdžiui, dar raitos, tai turi ją su tokiu aparatu dar ir nušauti. Kad nesikankintų žuvis. Taip. Jo, tokį aparatą turim tokias kulkos, tokias, ten žmogaus nenušausi, bet žuviai ten per tiesiai, per smegenis, bam. Tai aš pagalvosiu tada. Ir paskambinsiu jums tada, jei kas. Jo, bet kai pavyzdžiui, kai nušaunė, ne, ir ten visas, kai sušaudai, turi tada jas ir palaidoti. Dar turi į lauką išvežti ir palaidoti. Mes ten laidojam, ale tam tokiam kaip konteineriui. Jūs juokaujat. Ne, mes turim tokį, esam kryžiuką uždėję, įverčiam tenais ir po pamainos mes visi nueinam dar ten pasimelst. Mes pasimeldžiam prie tų žuvų. Ne. O kas jums čia juokinga, Augustė? Ne, pinigai nemaži, aš sakyčiau visai kaip ir protingai. Pasimeldžiat. O jūs nemokat nei vienos maldos, nes, mes maldaknygas ten duodam vietoj, nesvarbu. Atsiprašau, iš ko neskambinat? Mes skambinam iš... Su jumis TikTok radio stotis Kušma. Taip, čia jūsų kažkokia tai draugė Virgutė, čia radio stotis Kušma. Išdurkė. Pasimečiau net. Viskas okei. Užsakė. Jo.
Gerą vakarą, iki. Alio, Labas vakaras. labą vakarą. Ar čia Indrė? Indrė. Ok, nes aš jūsų numerį bandžiau, niekaip neatsiliepė jūsų turbūt draugas Ovidijus. Aha, draugs Ovidijus. Aha, jūs čia dėl žuvies, dėl Norvegijos. Aha, Jo, ar jau visus dokumentus jūs tvarkėt? jo viską. Ta prasme, jūsų... Pasirašėm lapus. Aha, Ofise buvom. Jo, ta prasme, jūs pasirašėt, kad visiškai nebenorite, ne? Ar kaip jūs ten pasirašėt? Nežinau, tikriausiai. Nes, Ne, dabar tikrai nebevažiuosim. nes, žinokit, matot, aš dabar kaip tik renku komandą. Ir, Ai, vėl išvažiuoti. taip. Ir čia dabar, kaip pasakyti, ten daug žmonių susirgo ir visa kita. Tai atkrito ir reikia dabar išvažiuoti ir esame įkainių sukėlę ir viską. Kiek tas įkainis didesnis? Kažkur, nu taip, iki 30%, sakyčiau, viso atlyginimo. 30% sakė, atlyginimus Ovidijų pakilo. Jo. Ir dabar reikėtų greitai išvažiuoti, nes žmonių sustojo, čia pramonė, logistika, vis daug aptarnaujam šalių iš tos Norvegijos, dėl to mumis spaudžia, mes irgi dabar nebeturim kaip ką daryti, tai mes bandom surinkti žmonės. Nesakom, draugs prie linijos iš vis nenori dirbti. Ai, nenori prie linijos? Ir sandėlį dirbtų, tada tai galėtų tak važiuoti. Gerai, dabar aš tada užsirašysiu, jūs pasakykit man, kaip tenais, kokia situacija. Jisai nenori prie linijos, gal prie kitos linijos? Ansai, kur tu nenori prie linijos būti tiesiog? Nu, prie linijos, pažiūrėjant, galėtų būti Narnija visas skaitęs, antras aukštas, ne? Vakumavins, ką tu nori. Pats nežinau. Supratau, o Indrė jūs? Nu, nežinau irgi. O prie linijos galėtumėt kokią nors, nežinau, ten lengvesnę liniją susirasti? Na, aišku, gal kažkur gali kitur, bet ten vis tiek sukas, taigi viskas aplinkui. Jo, supratau, žiūrėkit, bet ar jums nedomina atlyginimas, nes praktiškai čia reikėtų išvažiuoti rytoj vakare. Iki švenčių. Iki švenčių. Ir dabar ir kažkur apie 30-40% viršaus atlyginimo gautumėt. Ką jūs dabar gavot? Nu, čia praktiškai vos ne antrą algą. Čia dabar trūksta žmonių, reikia tiesiog, kad važiuotų žmonės, nes neturim pasirinkimo iš tikrųjų. Neturit kas dirba, ne? Nu, taip. Ir dabar žmonės atkrito ir šiaip išvažiavo žmonės, ten susirgo, nu, ta prasme, visiškas bardakas. Ar skraidinsiu lėktuvu? Čia nėra skirtumo, iš tikrųjų, mes bandysim žiūrėti, kaip greičiau gaunasi. Nes lėktuvus, aišku, greičiau atrodo, nes mums tą kelionę mes tą vargom. Nes pirmąjį mes tą grįžom. Nu tai tada supratau, tada be problemų mes tada padarysim kaip greičiau, tiesiog su lėktuvu, aišku, greičiau tada ir padarysim su lėktuvu. Jo, tai dabar aš nežinau, kiek ten, apie 1500 viršaus gaunas atlyginimas į viršų iškyla dėl tų procentų ir panašiai, nes dabar tie patys įkainiai yra sukilę pačiam tam faktoriui, plus kad šitos šventės, tas visas toks zavalas vyksta, nu tai trūksta žmonių, labai norėtume, kad į tą patį fabriką, kad Ovidijus ir Indrė išvažiuotų į Norvegiją. Nu. Tai va, Galiu paskambinti rytoj, bet jau ryte nebereik. Ne, kaip pasakyti, turiu sąrašą, skambinu, bandau susižiūrėti, kas nori, kas griežtai atsisako, ar ten patys negalvoja. Bet jie sveikatos turit, viską gali dirbti. Jo. Nu tai va, užsidirbtumėt pinigų dar, aš kaip matau, čia visai neblogas mėnuo gaunasi iki gruodžio. Čia reikėtų iki gruodžio prieš kūčias grįžtume kaip tik 22 dieną. Nu, čia keliam savaitėm. Nu, tai tada perskambinsiu, pasitarsim ir tada paskambinsiu. Nu, bet jau maždaug sakykit man taip kažkur, kiek procentų, va taip jau galėtume į tą didžiąją pusę ar į mažąją, ką jūs galvojat? Nu, jeigu keliam savaitėm, tai gal ir į didžiąją. Supratau, tai kartu su Ovidijum galėčiau kaip ir dėti varnelę, dar perskambinsti, ne? Aha. Supratau, žiūrėkit, okei. Pažymėkite, nu. Su jumis TikTok radio stotis Kušma. Labas vakaras, šitą išdurkę užsakė jums Einaras. Klausau. Labas vakaras, Aurelija. Labą. Čia iš nuomos punkto mes dėl tos Toyotos skambinam jūs, kur pridavėt. Ar jūs matėt, kokie tenais yra pažeidimai surašyti? Ne. Dėl bagažinės permirkusių vandeniu ir neišvalyto salono ir šonė nubraižymas. Kas padaryta?
Bagažinėje yra vandens. O tai iš kur ten to vandens? Nu, žiūrėk, aš suvardinu, mes paskui pasiaiškinsim. Bagažinėje yra vandens, salonas yra neišvalytas ir šoninis sparnas yra brėžtas. Klausykit, man aš kai nuomausi mašiną, man pasakė, kad nereikia nei plauti tos mašinos, nei siurbliuoti. Nu, mes dabar paklausysim, taip. Tai man tai pasakė, kad man nereikia to dalyko daryti, tai aš ir nedariau. Taip. O kokius 10 sparnas, tai tas šonas, aš pirmą kartą girdžiu, aš atvažiavau normali mašina. Nei aš kažkur įvažiavau, nei kodė, aš galėjau drąsiai ateiti, nufotografuoti prie manęs, pažiūrėti, taigi aš atvažiavau. Taip, bet mūsų kameros fiksuoja, kai jūs pastatote ir panašiai, tai mums nereikia nieko daryti, nes... Tas berniukas pažiūrėjo, sėdo į mašiną, viską apžiūrėjo mašiną, tai aš pasipaklausiu. Sakau, jis pažiūrėjo, ten pilnas bakas buvo. Sakau, aš pasipaklausiu, sakau, jūs man pats pasakėt, kad nėra, kad nesiurbliuoti ir neplauti mašinos. Tai šitas berniukas neturėjo tiek kompetencijos ir dabar, kai atidžiai yra žiūrima, tai vanduo buvo, nežinau, iš kur prilieta, nes bandėm žiūrėti, kad iš lauko kažkur tai neįmanoma, atrodo, kad kažkas buvo vežta kaip kokie ledukai ir ištirpę, tai šitas yra minusas. Nieko tokių dalykų net nebuvo, baikit jūs. Ir vyras atėjo apžiūrėti tą mašiną. Ir šitas nubrėžtas šonas, neišvalytas salonas, nu šitą mes kaip ir, bet tie du dalykai, tai... Jis man pats pasakė, prisikiu vaikų gyvybę, jis man pasakė, aš pas jį paklausiau. Saloną išvalyti ir išplauti, sakė, nieko nedaryti, nes tai yra pinigai nemaži ir nieko nedaryti. Tai aš to nieko nedariau, bet aš vis tiek apsiurbliavau minimaliai. Nu, jūs tai teisingai, gerai. Sėdėjau, aš suprantu, gal ten šiandien sėdau, vieną kartą įlipau, kitą kartą įlipau taip. Bet jis atėjo, apžiūrėjo mašiną, jis pats atėjo, apžiūrėjo, koks 10 šonas buvo. Taip, viskas yra tvarkoj, matau, kad jūs, Aurelija, supratinga moteris esat, viskas yra gerai, bet mes kažkur jums skaičiuojame apie 350 eurų žalos. Prie ko? Dėl nubraižymo ir bagažinės peršlapimo. Nubraižymas buvo, taigi ar čia jūs vien dėl to jūs sakot žmonėm, kad neplauti? Ne dėl plovimo, čia prasme yra įbrėžtas. Tai buvo įbrėžtas tas automobilis, aš niekaip nesuprantu. Dešiniai pusėje prie rato, priekinio. Nu, nežinau. Tai aš tam ir esu apdraudus automobilį, aš buvau apdraudus tą automobilį. Jūs buvote apdraudus? Taip, aš buvau apdraudus. Automobilį aš neėmiau, ten kažką aš apdraudžiau automobilį. Supratau, tai mes šito nepastebėjom. Nes aš apdraudžiau automobilį, baikit jūs juokauti, nes nenorėjau jokių problemų nei jum, nei savo pridaryti, tikrai. Nes aš žmoniškai paklausiu, aš vienas iki esu įsinuomavus automobilį, man ten nuplauta, aš pirmą kartą buvau nustebus, kad liepė nenuplauti automobilį. Teisinga, žiūriu, Aurelija, jūs turite tą draudimą, bet dalykas yra toks, kad draudimas dengia 150, tai vis tiek dar 200 reikia sumokėti. Kodėl 150? Nes man viskas sakė, kad turi būti skaičiuota. Ne, žiūrėkit, čia aš nežinau, su kuo jūs bendravot, bet čia aš kaip direktorius tai jums tiesiai šviesiai ir paaiškinu. Kokiu pagrindu? Kokiu pagrindu jūs man pareiškėt? Nu, čia yra teisiški dokumentai, ta prasme, jūs pasėmėt pigesnį. Tai jūs turėt, va čia ir dabar, kad aš atvažiavau apžiūrėti tą automobilį. Jūs pasėmėt pigesnį draudimą tam, kad nemokėt daugiau ir dėl to dabar turėsit sumokėti tą sumą, kurią mes negalim pasidengti kur iš to draudimo. Kokio draudimo? Man tas vyras paaiškino, kad visai kitai būna. Jeigu tu nuomoji automobilį, sumoki mokestį nuomos, visai kitai būna. O įsinuomoji mašiną, sumoki draudimą, visai viskas kitaip. Gal jūs dabar kažkokius vėjus pasakot. Bet man keisčiausia, kad jis pabrėžė, kad negalima automobilio plauti. Kas čia per vėjai? Su jumis TikTok radio stotis Kušma. Labas vakaras, čia jums užsakė Pokšta Aistė. Nieko nenutiko, viskas yra gerai, Aurelija. Viskas. Miegokit ramiai. Visą te. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Žiūrėkit, aš čia jūsų Audi 6, ne, čia. Taip, čia dėl ko skambinat? Nu, aš įpuoliau į mašiną. Įpuolėt į mašiną? Nu. Bet ne mano tikriausiai, arba nepastebėjau. Jūs, kur jūs dabar esat, nes aš tai atru. Aš Kaune, o jūs... čia Kaune viskas įvyko? Jo. O kurioj vietoj? Jūs namuose ar kaip, nes aš galvoju, kad tept slidės. Aš nežinau aš nemačiau realiai, kas tai mašinai ir nežiūrėjau tamsoj, tai sustosiu nebent, nes žiūrint kaip. Nes jeigu brangu, tai reikėtų pildyti. Nu tai va, ten aš esu ten prie sparno, ten prie posparnio, kaip sakant, esu ten pribraižęs. Nu, aš pasižiūrėsiu gerai. Jo, pasižiūrėk ten, ta prasme, nes realiai tai aš nežinau, žinai, kaip ir nieks nieko nematė, žinai, nu, bet tai vis tiek, žinai. Nu jau.
Nu tai aš sustosiu. Jeigu tau negaila tos mašinos, šūdas tą mašiną, nu tai žinai, tai dzin, žinai, ten. Aš tai, pavyzdžiui, kitas mašinas savo senas net spardau su kojimam, na man tai, žinai, vapšė pofik, žinai. Tai aš pasižiūrėsiu. Jo, dabar tu biški sustok, pasižiūrėk, nes aš matai, neturiu laiko, aš plemba išskrendinėjau, žinai, aš tau arba permetu kažkiek tai kapeikų, kad, žinai, paskui nebūtų problemų, žinai. Aha. Gerai, aš tuoj turėsiu kažkur sustoti ir sustosiu. Jo, susistok, žinai, ir pasižiūrėk. Gerai. Nu, nieko nėra, žinokit. Arba ne į tą numerį pataikyti, arba nieko nėra. Bet jeigu taip, ta prasme, dėl šventos ramybės, aš tau 200 eurų pervedu ir viskas, ta prasme, tada jau tikrai nebūtų problemų. Bet kad tai mašina, nieko nėra. Nu, tipo, aš žiūrėjau, kaip ir nieko nėra. Nu, supratau, bet ta prasme, nu, bet jau problemų tikrai nebus, ne, nu, ta prasme, nes aš paskui išvažiuoju, čia man tie, žinai, kitaip, šiaip esu liktinai paleistas, čia man paskui ant viršaus lips, žinai, protokolai negerai, žinai. Nu, man purvina ta mašina ir tamsuoju, nu, aš tikrai nematau, bet, nu, tikrai nėra ten, kad žyma kažkas. Supratau, žiūrėk, tai viskas čia gerai, supranti, tavo draugelis, Lukas. Jumis TikTok radio stotis. Aš taip ir galvoju. Jo, čia jisai, supranti, durnina visą vakarą visus savo draugus, žinai, tai aš sakau. Jo, ne, aš ne pirmas. Jo, tu ne pirmas, žinai. Sveikas, Sveiki. kaip gyveni? Aš tai normaliai, o kaip tu, ko vardu ir iš kur skambini? Aš iš Vilniaus, mano vardas Petras. Petrai, žiūrėk, kaip tu sutinki naujus metus, kai tau būna labai gerai. Oi, prasigerti daug su draugais. Aha, bet taip normaliai užlupė, ne? Jo. Aha, o ką dažniausiai geriat, kokį gėrimą? Bajorų. Tai. Bajoro, ne? O ta prasme, bajoro įmat to tokią baltą ar su skoniu? Baltą. Baltą, aha. O užkandat ar tiesiog iš karto kratotės ir viskas? Užkandam. O ką užkandat? Lašinių, kad išreikia. Aha, lašinuko, ne, ta prasme, užkandat ir viskas. O geriat kur, lauke ar namuose? Namuose. Namuose, aha, supratau. O tai šios naujus metus kiek imsit baltos bajorų? Negersi jau beveik. Ai, negersit? Nu jau mečiau aš jau. O, nu supratau, tai čia, kaip sakant, blaivybės metai artėja. Nu jau. Nu, supratau, nu žiūrėk, žiūrėk, neįkrisk į duobę, kaip sakant, nepaslysk ant korkos, sėkmės tau. Kas čia skambina? Labas vakaras. O, labas vakaras. Vakaras, Edvardai. Taip, sveiki, kas čia paskambino? Čia paskambino Lukas. Taip, Lukai, sveikas, iš kokio tu miesto? Iš Pasvalio. Iš Pasvalio, o, man patinka pasvalys, nes aš moku vieną pasvalietišką žodį. Kokį? Įvertink, pavyzdžiui, kai pas mus sako atgal, o pas jūs sako atgal. Jo, taip teisingai. O, paplan. Žiūrėk, aš skambinu dėl to, kad kelis kartus bandėjai pagvildent vakaro temą, bet niekas neskambina, tai pabūsiu pirmutinis. Taip, klausom jūsų. Na, Aš paklausiu iš naujo, kad kitiems būtų žinoti, kaip reiktų sutikti naujus metus, kad sekantis metai būtų geri. Gal kažkokį receptą? Tai svarbiausia yra išvakarėse gerai išsimiegot, tada reikia dieną gerai užvalgyt, vakare irgi pasistengti dar stipriai normaliai užvalgyt ir tada gerti visą naktį iš tikrųjų. Jeigu norit su gera chebra svarbiausia, gerti gal net antrą dieną gerti. Bet žodžiu, reikia juodai užpilt, kaip suprantu. Juodai reikia užpilt. Reikia juodai užpilt, bet prieš tai būti gerai pavalgius. Jo, nes kitaip bus negerai. Ir dar realiai energetinio gali prieš gerimą išgerti, kad tikrai atlaikytum tą visą naktį.